Reportažas iš pirmos dienos. Jūs niekaip neateisit šitą kelią. Kur mes esam, Vil? In the middle of nowhere. Ten matom mūsų pilį, kur galėsim nakvot. Pirmas ženklas. Atvažiavom, jau straglinam su nakvynė. Pirmam žmogui paskambinam ir ten šiuo metu balius užimta. Tai ieškom dabar, rašom į Facebooko grupsą, kur galėtumėm apsistot Linkuvoj. Tai Atvilė ieško, aš filmuoju. Žiūrėsim, kaip čia gausis, jeigu ką eisim naktį. Puola tave žolės. Puola žolės. Pirmą dienos dalį tu neapsižiūrė ant aš. Ar nekautum, Skylės. O čia va. Labą dieną. Labą dieną. Čia skambino dvi piligrimės mergaitės, eina Kamino keliu ir norėjom paklausti, ar galima būtų pernakvot pas jas. Kada? Šiandien arba rytoj. Kur jūs dabar, pavyzdžiui, šiuo metu randate? Mes išėjom iš Pakruojos, skambinom į artimiausią vietą, bet ten sako užimta, tai dabar skambinam į sekančią. Supratau. Tai mes randame Teniškėlėje, tai jūs čia ateikite iš Pakruojo iki Teniškėlę. Nu tai va aš ir galvoju, mum apie 40 km. Jūs niekaip neateisit šitą kelią. O jūs neateisit tą 40 km, jeigu mes tikrai neateisit. Kiek aš žinau, kai nuo tos pusės eina, dažnai būna nuo šitos pusės eina, nuo Jaunėlio Radėliškio, nuo Vilniaus, tai Ašmeniai, tada vėl yra kitaip. Jo, o tada jūs kažkur ieškokite, nežinau, jūs galite ateiti 40 km, aš netikiu. Nu, per dieną esu nuėjęs 40 km, bet nelabai norisi, nes mes pradėjom nuo Pakruojo, tai pirmai dienai, nu... Bet jeigu neturėsim kitos galimybės, net nežinau, tai ieškom variantų, ką daryti, nu, naktį irgi nelabai norisi eiti. Jūs neateisit, tikrai 40 km ateisit ir dar tokį orą, tai čia ir karštą, tikrai neateisit. Jo, o nuo Linkuvos tada jau tikrai ateisit. Čia jau nebetoli. Ir tada jūs jau rytoj ateitumėt. Tada jums gerą kelią, mergaitės. Ačiū. Skambina į Linkuvos savivaldybę.
ant bėgių. Čia, šitame fone, toliau už manęs matote mūsų šiandienos nakvynės vietą. Piligriminė. Jo, nieks nepriėmė. Nieks nepriėmė, skambinam savivaldybės, skambinam žmonėm, kurie iš kurių iš savivaldybės žodžių moteris davė Skambinam žodžių. numerį ir nieks nepriėmė, nieks negali, nieks nenori, nieks neaišku, tai Niekas nenori tų piligrimų priimti, taip sakant. tai tikriausiai miegosim laukuose, tai jau radom šieno kupetas, susirinkom. Visai ten nieko tokias pasitiesim lovytę. Ir, taip sakant, kaip pasiklausi, taip išsimiegosi. O pasiklot nėra labai ką. Ir išsimiegoti irgi nėra ką. Ten matom mūsų pilį, kur galėsim nakvot ant viršaus arba įlysti vidų. Kokios nuotaikos? Kol kas dar geras, bet pradžia daug nežada. Pradžia daug nežada. Jeigu tu kiekvieną dieną reiks kovo dėl nakvynės, tai mačiau, tai dirbsim hamakus. Ralio, karvytis! Ralio! Pirmas toks rimtesnis sustojimas, atpalaiduoti kojytes, ane? Pirmą puslelą, pažūrim. Prizūlų, ko šitą vargšį. Nieko, mes stiprios išgyvensim, kad tik dėdukas mus ten su dviračiu nuvažiavęs. Palinkėjo, kad mes iškrystaus kraujo. Atpirktumėm nuodėmės visų. Tai nuodėmės atpirksim, viskas bus gerai. Jo, tai susikrovėm čia viską dabar ant viršaus. Ieškau kojinių, apsimausim kitas kojines. Ir keliausim toliau, biškį pailsėję. Kur mes esam, Vil? In the middle of nowhere. Petrašiūnuose. A ne? Jo. Tai va, Petrašiūnų stotis, kaip supranta, ne? Kažkaip geležinkelio ekspozicija. Šiaip ne taip parašėm į Facebooko grupą ir mus išgelbėjo viena moteriškė. Esam labai dėkingi. Varysim dabar į Linkuvos kultūros centrą. Sakė, viską paruoš, bus daug vietos, bus netgi koncertas vyrų mums surengtas. Tai viską. Miegosim po koncerto. Miegosim po koncerto. Tai labai džiaugiamės. Gausim virdulį, gausim dušą, gausim čiužinuką, ne? Nu, bus geriau negu tikėjomės, nes mes jau visai planavom miegoti tiesiog ant gatvės, ant šieno kupetų, ant soliukų, visur, kur įmanoma, prie bažnyčios, galvojom, eisim pas pastorių. O, koks gražiai kalba. Bažnyčiai pasaulų. Ir dabar gavosi viskas daug geriau negu tikėjimas, tai labai džiaugiamės. Jo, ir dar Linkuvoj. Netgi pačiam kultūros centre. Pačiam Linkuvos centre. Taip, tai padarysim video, shout out Linkuva. Welcome to my crib. Tai būna, kai nepasiėmi kolonėlę. Sakau, tai būna, kai nepasiėmi kolonėlę. Publika, važiuojam! O dabar publika. Šiandien paskutinė atkarpa.
Kas tada laukia mūsų? Aibė. Aibė. Čipsai, šokoladas. Vanduo. Vanduo. Mineralinis. Mineralinis. Ir mašina atvaro. Nupūs dabar tai tikrai. Eiktų savo. Kurią pusę vėjas? 130. Lakė. Teisingai, prilėtink. Nu va, koks šaunuolis. Šaunuolis, man. Pamatė, kad filmuoja. Linku va, šaudaut. Reportažas iš pirmos dienos. Kiek liko? Kiek liko? Liko 2 minučių. 2 minučių. Varom. Yeah. Turim vandens problemą, ilgo kelio problemą, Ūbo sąnario problemą. puslės problemą. Ūbo sąnario paralyžiai. Puslantį šitą turim jau. Saulės pavėsio nebuvimo Jep. problema. 1,7 km liko iki Linkuvos. Mūsų pažadėtojo prieglapščio Išganimo. karališko apartamentų. Vėlą pavėlavom į mišes 6 valandą. Ir jau koncertą nebepaklausysim tikriausiai. Koncertas jo, sakė, žadėjo vyrų koncertą, nežinau ar gausim dar. Sakė vakarop, tai nežinau kada tas vakarop. Viščiukas, parnelė. Kajytas, ne? Įdegusias. Viščiuko. Sauliukai. Va, žiūrėkit. Jest. Kita pusė. Jest. Parodyk, Dickį. Tavo rudesnė atrodo per kamerą negu realybėje. Bet nelabai matas. Kad pus ten nesimato. Gal tepėjai tą kremą, ne? Parodyk, buvo dėlas. Parodyk, exposing. Raudonas. Exposing. Baltas. Stilius mada. Šefas ieško maisto. Sakė, eisim kebabą, jeigu spėsim. Bet nežinau, kaip spėsim, nes mes stovim. Labai nedaug liko. Greit jau būsim. Jau kaip ir mes esam vietoj, va dar ženklo nesimato. Dar neskaitykim, kad esam Linkuvoj. Čia gražu. Čia matom gaisrininkai. Ponai gelbėtojai. Tada sodai. Mašinytė atvažiuoja. Kojytis pamirkyti. Oh my god, look at this. Dar vienas ženkliukas. Gavom kultūros visą centrą. 2 vietas net paklojo, Jėzau. Žiauriai pasisekė mum. Eisim į parduotuvę. Vilija šlepansus manas. Kas daras? Nudegė tipo koinę. O čia gal tik taip atrodo. Ir apspaudė labai. O čia žiūrėk, kas tau. Čia tai nuo futbolo. Bet va čia. Oh my gosh. Filmiuk. Išbrinkė visi pirštai. Nu, blemo, reikia, kad galvo atvėstų, tada einam. Ar dabar noriu eiti iš karto? Tai aš nuomus iš tas. Kokie juokinga ta koinė. Taip neįprasta. Pasižiūrėkit visą istoriją, čia turi su kabinė. Kiek daug žmonių iš tikrųjų gyvena šitą miestelį. Lūk. Gimnazija. Tai jau čia daug tokių istorinių visokių nuotraukų. Tai turim arbatinuką. Netgi arbatėlės yra. Oh my god, look at this, ramunėlė. Ką čia dar turim? Saulės pieva. Saulės kliaušas, ja. Kavos. Ant stalo gražiai tiesiu savo koinės. Fotkinį puslę. Šlemą. Aš dabar ant saulės, na jau man iš karto pradėjo kaist šitą vietą. Šlemą, man atrodo, ir tokia blogai bus. Graži ta koja, graži man irgi.
pusryčius. Gal visą vasarą lyginsi šitai. 50. Nu kažkiek. Mūsų vaišių stalas. Puliukų deširtis. O, mano vakarienė. Sakė, šitas neskanus, nepirkite, ne? Nepirkit. Pinigai į balą išvesti. Euriukas į balą. Ką čia valgysim, Vilija? Vok, vok. Vietoj kebabo. Tas pats kas ir buvo užpakis. Aš čia pasidarysiu taip greitai, kaip buvo užpakis. Čia kažkoks vok, tai buvo makaronas.